Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime balandžio 6 dieną. Fokusas, taip. Atvažiavome į objektą 8 ryto. Objektas Bezdonis. Čia netoli Bezdonių sodų. Nu, fokusas va. Bet netoli Bezdonių sodų, va čia yra nuosavi namai. Ir grįžinukas 12,5 metro, 1,8 kubo į valandą. Taip, geležies truputį titrų turi, bet čia dar nieko tokio, nes papasakosiu vėliau istoriją, kokia buvo prieš tai. Ir va, sukomplektavau šipaką vokišką hidroforą. Taip atrodo dvi gręžinų duobės, gręžinė šaktą. Nu, aišku, dabar čia viskas užpilta jau. Susikerstas gruntas ir žmonės įsipils. Ir va tokį va namuką. Iš toliau parodysiu. Čia va iš prūdo vandenį ėmėm. Gręžimo procesui vanduo reikalingas. Atvažiuojam su džipuku prie kabelio, va užsakovai vaikštą. O toks va namukas ir vesės mini gręžinuką. Į vidų bus tualetas ir dušas. Ir va tas namas. Ir va prieš kiek metų įsigrėžėt va tą gilų gręžinį artesnį? Nu, ne gilų, 28 metrų. Sakė seniai, ne? Sakė senokai. Tai 100 kartų viršė geležies normas. Tai vandenį, kai įpila, tai vanduo visiškai rudas, sakė. Tai va, tokia situacija. Tai žodžiu, kreipėsi į mus ir padarėm va tokį gręžinuką. Va tokiam fainam namukui, va tokia va didelė teritorija. Va, viskas prūdas, visa kita. Gruntas buvo akmenuotas, blemba, ten naknysome skaltą filtrą sukišom šalia štangų. Žodžiu, situacija ten tikrai buvo nepaprasta. Va, užsakovė filmuoja. Profesionalai, direktorius, ačiū. kuris atvyko ir atliko stebuklą didžiausią. Nu taip, elektrienai, gręžiam dieną, gręžiam naktį, elektrienų gręžiniai. Mes turime dabar aukso, vanduo yra auksas. Taip, jo, tikras auksas yra vanduo, teisingai. Va tai jau varo, 1,8 kubo. Ja, štai kokie fontanai. 12,5 metro gręžinukas, nuo 7,5 iki 12,5 prasidėjo toksai va smėliukas, gražios frakcijos, va toksai, o po to jau supilkėjo, nuo 12,5 iš karto supilkėjo, tai iš filtrą įkišau ant 12,30, izoliacija žymėta. Va, hidroforas, namas, per šitą kampą vėsis įveda į vidų. Ir va. Ir va taip atrodo rezultatas. Tai ką tada visiems geros dienos ir gero vandens iki.